Sekmadienį sostinių golfo aikštyne pasibaigė antrasis Lietuvos golfo mėgėjų čempionatas. Jame dalyvavo 93 golfo žaidėjai iš 10 šalių. Visas 3 dienas oras buvo nuostabus, labai palanku žaidėjams. Jie taip pat puikiai vertino teisėjų darbo organizaciją ir golfo aikštyną. Paskutinėje dieną trečiajame raunde geriau sekėsi užsieniečiams, kurie ir tapo čempionato nugalėtojais. Visas 3 pirmąsias vietas vyrų grupėje iškovojo vokiečiai. Nugalėtojų tapo Erikas Klasas Borgesas 28 smūgiai plus 11. Antras liko Johanesas Diederichas, trečias Deividas Mičelas. Geriausiai iš lietuvių sekėsi Juozui Budrikiui 229 smūgiai plus 16. Moterų grupėje visas 3 prizinės vietas laimėjo Latvijos sportininkės. Nugalėjo Ana Diana Svanka 249 smūgiai plus 33. Antra vieta atiteko jos draugiai Indrai Eninai. Trečioji Ievai Čačiai. Geriausiai iš Lietuvos sportininkių sekėsi Miglei Rusteikaitei. Jos rezultatas toks pat kaip trečiosios vietos laimėtojos. Tačiau pagal nuostatus jai teko 4 vieta dėl prastesnio rezultato trečiajame raunde. Nugalėtojus apdovanojo pagrindinis čempionato rengėjas Ergoline įmonių grupės vadovas Romualdas Bėkšta ir Lietuvos golfo federacijos prezidentas Rolandas Dovydaitis. Taip, mes labai džiaugiamės, kad daug užsienio svečių aplankė mus. Aišku, labai bijojome, kadangi užsitęsis pavasaris ir gamtinės sąlygos, labai pergyvenom dėl lauko pasiruošimo. Bet tikrai galim pasidžiaugti, ką ir patvirtina mūsų svečiai, kad laukas yra idealios kokybės ir atvažiavę Estai Latvijai, kurie kitą savaitgalį priima Baltijos taurės čempionatą, mūsų rinkti išvažiuoja, tai jie nustebė, kaip gali būti per trumpą laiką atsigavęs taip laukas. Tai jie su tokiu nerimu irgi laukia kito savaitgalio, bet manau, kad ta kokybė, kurią šiandien turime savo čia lauke, tai tikrai nebus taip gerai Latvijoje. Manau, kad mes tikrai Lietuvoje galim pasigirti tais 5 europinio lygio golfo laukais, tik tiek, kad žaidėjų gausa galėtų būti geresnė. Kad ir kaip būtų liūdna, bet veidai žaidėjų keičiasi, bet jų kiekis lieka tas pats. Čempionate dalyvavo ir 14-metis Gediminas Markevičius, kuriam tai buvo puikiai galimybė išmėginti jėgas su patyrusiais žaidėjais. Na taip, bet pats tai kaip kreipiu, tai kaip į savo amžiaus, man taip jaučiuosi kaip savo amžiaus žaidėjai žaidžiu. Tau nėra skirtumo, visi golfo lauke vienodi. Taip, visi vienodi tikrai. Bet tu prieš tai sakei, kad šis atviras mėgėjų čempionatas yra tau gera repeticija prieš Europos vaikų čempionatą. Na taip, nes manau, svarbiau yra Europos čempionatas, bet stengiuosi ir čia gerai sužaisti, bet šiaip tai kaip treniruotė tikrai.